Sveiki, galima jūsų paklausti, kodėl jūs melavote apie paramą Ukrainai ir kodėl esat vaflis? Tai todėl, kad tu čiūtė. Kodėl? Turiu patikėti. Maibachas pats negali, oi, kokį smūgį į veidą prasidėjo. Išgirdęs prašymą atiduoti automobilio raktus, vyriškis stringa žodžiuose. Neturi testas? Taip, prašau, neturi niekiek. Gerai, patikrinsiu jūsų asmeninį akciją. Jeigu rasim raktelį, tai žinokit. Benkunskas buvo tas meras, kuris įgyvendino savo pažadus arba didžiąją dalį tų pažadų ir tuščiai nežadėjo. Tai turbūt būtų geriausias įvertinimas. O žmonės jau atsirinks, kas jiems yra svarbiau. Vieniems gali būti tos pačios gatvės svarbu, kitiems gali būti nacionalinis stadionas svarbu. Jo, laimėjai. Sveiki gyvi. Šiandien jums norėčiau parodyti savo patį naujausią Kokį skrydį apturėjau. Wow. Liuoblis, snargly, banas, supana. Išeiname lauk. Pastats net dreb. Lauk va taip, atrodo. Jau lapkričio pabaigoje keliautojas Aurimas Valujavičius pasiners į didžiausią savo iššūkį – Lituanika kelionę. Smagu, irkluoju, kapoju. Jau Liepos 11-12 dienomis Vilnius taps pasaulio įvykių centru. Tai kaip gyvena Henrikas daktaras? 23 metai jau esat už grotų. Jo, ką padarysiu, kaip toliau geriau, žinau. Šio vaiko mama žinoma tiktokerė Kristina. Moteris myli savo sergantį berniuką, todėl dažnai prašo pagalbos. Vaiko gydymui paaukotus pinigus pirkti truputį sekso žaisliukų. O kad kitus žmonės mokino vokt, čia ne mano problema. Ne aš mokinu žmonės vokt, o mūsų sistema. Landsbergis, blėt!